Mane ir draugelį atleido iš darbo. Pradėjom ieškoti, kaip užsidirbti. Reikėjo paskolos mokėti, draugelis skiriasi su žmona, reikėjo vaikus išlaikyti. Telegrame pamatėm neaiškaus veikėjo parašytą skelbimą rusų kalba. Siūlė vienkartinius darbus už nemažas babkes. Draugelis parašė. Užduotis buvo nesunki. Mieste gerai matomose vietose kažkaip ten su dažais išpaišyti. Darbą atliko, jam iškart sumokėjo. Aš tik vėliau per teleką pamačiau, kad stotelės buvo Z raidėm išpieštos. Dar po kelių savaičių draugelio laukia nauja užduotis ir dar didesnės babkės. Reikėjo Klaipėdos uoste pafotografuoti ten stovinčius NATO laivus, o nuotraukas išsiųsti tam pačiam čiuveliui. Kitą kartą pasiūliau užsidirbti ir man. Jam liepė padegti mašiną kažkokio veikėjo remiančią Ukrainą. Skambėjo kaip kriminalas. Tikiuosi, pavyko jį atkalbėti. Tai nėra mano istorija. Bet ji gali būti tavo. Neįklimk giliau. Kreipkis į Valstybės saugumo departamentą.